Startuosim! Ironmane! Abu! Pilnas distancijas! Ir vėl antri metai iš eilės atvažiuojam ir lyja, mes jau vietoj ieškom kur statytis. Pilna Ironmanų, pilna visur. Pilna privažiavę čia. Kaip grybų po Lietuvos pridygo Ironmanų. Šalia manęs vietinė čia tokia, kurie lankosi Kasmet jau čia palinio antri metai. Tai prašyčiau parodyti, kur yra numerių atsiėmimas. Na, aš džiaugiuosi, kad nors Turą po prekybcentrį. Įdomiausia, kad nors kartą aš galiu Vytautui kažką rodyti, o ne jis mane vedžioti ir naviguoti. Virsim Ironmanų sriubą ir vėl gavau sultinę, kaip ir pernai. Super. Nu, brangesnė kuprinė. Atėjom apsižvalgyti į Ironmano parduotuvėlę. Reikia surasti savo vardą. Ai. Turim užduotį čia mes. Čia ne tas, čia pusė, ne. Čia ne tas. Pagaliau rado. Beveik pačiam centre. Tačiau ar mamaitė? O dabar ieško manęs. Vytautas ir Jezepčikas. Vytautas Jezepčikas ir Rūta Cimarmanaitė. Yes. Ar nori Maikis savo vardą pavardę? Nelabai. Vardas tai ne tavo, tik pavardė tavo. Tai yra daug kepurė. Ar man tiktų ar tau? Tau dėsi. Oi, negaliu nusifilmuoti. Tinkama? Deja, ne šiam kartui. Kada nors. O kokio laiko nori? Galiu išduoti? Gali. Čia garsiai muzika kalo, tai nesigirdėjo. Negaliu. Sakyk, da. Noriu skurti 11. Įdomu, kad tik vakar, realiai kelioms dienoms iki starto likus pakeitė plaukimą, tai vietoje ežero turėsim jūrą. Kad ir kaip aš mėgstu jūrą, bet jau Ironmaną tikrai rinkausi ir sakiau, nenoriu jokia ten Barcelona ar kažkur, kur plaukti jūroje. Tai gavau, nori ar nenoriu, teks. Atvarėm pasiplaukti. Aš palikau hidreką mašiną, aišku. Tai dabar Rūta jau ruošiasi ir rengėsi plaukimui. Kas čia tokia gražuolė? Kas čia tokia graži? Paklausiu organizatorių, galima iš tikrųjų eiti arba bėgti per vandenį, nes ten aš matau visur pasiekė. Ir matau, kad jie vaikšto, neplaukia, ten sustoja su... Jeigu taip ilgai ir nusirenginėjasi hidreką, kaip ir apsirenginėjai, tai... Ne, kai reikia... Užtruks. Kai reikia, aš moku greitai. Susurpus. Kokios bitkės. Kaip gražiai atrodai. Labai. Eisi su manim pasimatymą. Aš tekėsiu už tave. Šiek tiek juokinga. Jau kiek mes čia galim eiti. Brendam. Na, kai nėra gylio, taip nėra gylio. Nu, jau priėjom prie maždaug reikiamo plaukimo gylio. Sena kažkaip mažėja. Bandyk. Tai užteks, tavo rankos trumpesnės. Nu kaip? Bandyk dar. Labai patinka man. Atrodo, kad sudėtinga. Aš neįsivaizduoju.
100 metrų, atrodo, negaliu nuplaukti, o reiks plaukti beveik 4 kilometrus. Gali būt, kad supykins nuo bangavimo. Gal vanduo čia švaresnis, tikrai švarus gana. Išlipti švari, o ne dizeliuota. Švari, bet gali būt, kad bus... Ne, šiaip tai banguoja ir nežinau. Jeigu užneš ant manęs, tada plaukiką banguoja. Nu, tai sėkmės tau. Baisoka dabar. Nu, tu jau patyręs esi. Patiko, matau. Daug džiaugsmo. Šiaip tai smagu. Ir du viename tokiai atrakcionų parke. Tai va. Ir paplaukė. Nesupykins mums. Reikia biškį techniką keisti, dažniau dėt greipšnius. Bet šitai faina. Reikia pasitreniruoti ir kaip išbėgti. Nes šiaip pasibandžiau. Tai labai daug jėgų atima bėgimas per vandenį. Tai aišku, plaukti lėčiau gautas, bėgti greičiau, bet nereikia persistengti, nes žiauriai vargina. Bet pailsėsi ant dviračio. Na, pailsėsi ant dviračio. 108 km. Tiesiog reikės per šiandien apgalvoti visą strategiją. Bet man tai, aš patenkintas, kad pakeitė. Man toks dabar čia gražus vaizdas. Ir aš tai sakyčiau, va šitas plaukimas, kurį mes čia turėjom, tai treniruotė, tai vienas gražiausių plaukimų ever. Tikrai. Gal vienas gražiausių, tik nežinau, ar dabar aš noriu tokius nuotykius patirti. Bet viskas savo laiku, ne? Viskas varom! Paskutinė diena prieš startą. Ir paskutinė diena jau pusėjo. Šiandien ryte lengvai prasidėgom Taline. Nubėgom apie 6 km, pasidarėm pagreitėjimus, paskui pavalgėm, nes šiandien reikia labai pasikrauti daug angliavandenių, kad rytoj turėtume energijos iš karto. Va, angliavandenių užkrova. Dabar va, dedamės daiktus, pakuojamės viską, reikia sudėti į atskirus krepšius, raudonas bėgimo dalykai, mėlynas, kur pasimsim to plaukimo dviračio dalykai. Mano numerio istorija, tai aš būsiu dabar Vytautas, nes nežinau, per koks aš analfabetas ir beraštis, kad sugebėjau savo vardą su klaida parašyti, bet nuo šiol galit mane vadinti Vytautas. Daiktus kraunamės jau kokias 3 valandas, iš tikrųjų, ir sunku nuspręsti, gal taip tiksliai dar ką imti, tai tokius galutinius sprendimus dabar turim priimti, pačius svarbiausius. Ir šiandien buvo Rūtos labai vienas dalykas įdomus, nes jinai paskutinė diena prieš išvažiuojant į Taliną, jinai gavo naujus bėgimo batus, kurių neišbandė. Ir jie tokie ant ribos dydžio, tai šitų dienų dilema, ar tuos batus rinktis ar nesirinkti. Ir ką nusprendei? Darysiu taip, kaip negalima daryti realiai, bėgti su naujais kedais, kuriais prabėgau tik šiandien 6 kilometrus, o bėgsiu maratoną rytoj. Tai ar protinga? Manau, ne. O! Ir tuoj važiuosim į tranzitą, priduosim dviračius ir eisim ilsėtis. Paskutiniai patirtimai. Oi, kaip gražu. Ne taip gerai pasiruošę pasirodo. Neužsipildėm numerio kortelės. Padarėm namų darbų. Kitoj pusėje numerio turiu supildyti pagrindinę informaciją, kad nelaimės atveju ar ką būtų aišku, kur kreiptis. Praleido dabar jau. Pavyko. Thank you. O, papa, kiek jau dviratukų. We are ready! We are ready. Va, kiek rytoj bus ištarta naujų
Koks prigaminta yra menų. Pirmą kartą man šitoks žodžius sakė Martinkevičius. O, geras. Ir Iron 100. Geras. Tu jau čia? Mano pačiam gale. Vietelė. Nu ką, įdomesni eksponatai. O, pavalgys normaliai. Palikom dviratukus. Permiego saugiai čia. Tegul pamiega, išsiilgsta mūsų. Pailsi ir Ryte išjodinėsi. prasideda, reikia atiduoti jau antrą tranzito maišus. Už paros pasimsim kitoj vietoj, va. Maišiukų. Orijus atnešė priduoti krepšį. Linkim sėkmės Orijui tose varžybose. Net niekada negalvojau, kad jis gali dalyvauti Ironman. O tu kada nors galvojai, kad Orijus Ironmaną darys? Tik žiūrėjom, atrodė toks su pilvuku čia kažką. Ne, formą įgavęs. Toks supūdės. Gerai, nu ir aš duot. Tai jei mažai noriu buvo, jau patimėžiau. Sako, mes tik ateinam prie jūros ir iš karto pagerėjo oras. Čia visą dieną buvo apniukę ir linojo ir taip negražomės ir vėl, va. Taigi palikom jau paskutinį krepšį. Viskas svarbiausia darbai padaryti. Lekiam ilsėti. Abukas! O! Iš kur pas jūs toks geras oras? Vitu. Geras oras. Nu. Perliukus surinkai. Ne, tik tuos du. Gali medūzas dar surinkti. Ką turinkai? Labas. Mes dabar paklausinėsim žmonių, kaip jie galvoja, kaip mes finišuosim. Sveiki Tomai, kaip galvojate, per kiek finišuos Rūta? Rūta per 10 valandų, 10 minučių, 10 sekundžių. O Dieve! Nubirčiau už O Vytautas? 9 valandas, 9 minutės, 9 sekundės. Oho! Taip, jūs kaip manot? Aš manau, kad Rūta finišuos 10 valandų, 22 minutės, sekundės jau nesvarbu. Greta? O Vytautas Ai. 9 valandas 11 minučių. Va, žiūrėkit, va dabar, ačiū. Ačiū, šiaip labai. Jūs pasakykit, per kiek Rūta finišuos? Tai aplenks kitą Rūtą, ne? 9:36. 9:40. 9:36. Kitą Rūtą reikia aplenkti. O Vytautas? Taigi bėgikė ta Rūta jūsų, ne? Irgi, ir ta Rūta bėgikė, ir šita Rūta bėgikė. 18. A, o kiek Vytautas? Vytautas? Iš 9? 8 pam 9. O, tai mūsų va, Rūta. Su traktoriu važiuos Vytautas. Taip. Tai va, mūsų vertina labai gerai, geriau negu mes vertinam. Mes vertinam realistiškiau, jie bijo į akis mums pasakyti teisybę. Bet mes turim jums dovanų, rašykit komentaruose ir spėkit laiką. Ir mano atskirai, ir Vytauto. Ir mes parvešim dovanų jums iš Talino. O gal tie, kurie ten pasitraukė.